Labas sekmadienis. Tikiuosi visiems viskas puikiai sekas. Vėl eterimą įsijungsim, pasižiūrėsim ar ne ir bendrai daugiau statistikos ar ne, pakalbėsim ir pateiksim ne tik kaip pats šartas atrodo ir bendrai apie altcoin season, apie altcoinus pakalbėsim ir visą kitą. Pradėkim nuo to, kad vis dar esu savo eterimo ar ne pozicijai spotą stipriai išsipardaviau, realiai viską išsipardaviau, bet paskutiniuoju laikotarpiu vėl iš naujo papildžiau savo altbagą. Irgi apie tai pakalbėsim, ar ne? Panašu, kad jokio retracemento nebeturėsim iki 4K, ar ne, nu visiškai, va, daily žvakės tik į viršų, kažkokią va tokią korekciją į apačią, atrodo, kad jos negausim iki 4K, nes toliau esam jau šitoj supply zonoj, šitas mažas range'as, kurį aš buvau nubraižęs, jis yra visiškai, atrodo, kad galėtumėm jį čia perkelt, bet kol kas jisai visiškai invaliduojamas yra. Nu, tai aš jį ir panaikinsiu, nes kažkaip šitą idėją pats nebetikiu. Atrodo, sakau, kad net nebegausim. Šortistus truputėlį pritrepina, ar ne, su tokiais vikais, kad viskas toks vikas, SFP, psio tipo, šortinam. Ir panašu, kad tai neveikia. Kalbėjau apie Liepą. Liepa man atrodė super bullish, taip ir buvo, sakau, iš spoto belekiek uždirbau, leverage pozicijos irgi printina labai stipriai. Bet dėl rugpjūčio buvau susirūpinęs, kad Wall Streetas atostogauja, nebeturėsim volume, likvidumo ar ne, nu, toj vietoj mes ir gausim kažkokią tai didesnę korekciją, gal netgi iki rugsėjo. Bet paskutiniai duomenys rodo, kad institucijos, kadangi dėl rizikos kontrolės labai stipriai altcoinus pardavė į minusą ir dabar pradėjo čeisinti pumpą, ar ne? Pradėjo čeisinti altcoinų pumpą. Ir atrodo, kad mes kažkokį tai, aš nežinau, ar galim tai pavadinti altcoin season ar ne, bet kažkokį tai laikiną tolimesnį kilimą mes galim turėti. Dėl to užsipirkau vėl spotę nemažai, nu, ką mažai, kam nemažai, čia jokio skirtumo, ar ne. Svarbu, kad spotę užsipirkau, viskuo pasidalinau mūsų Discord'e ar ne privačiam ir paaiškinau smulkiai, kaip kas dėl ko ir pastoviai updatinsiu, kaip viską darysiu, ar ne. Tai va, tai gali būti visiškai blow off topas, gali būti turėsim stiprų kilimą, įvairių scenarijų pasiruošiau, kad jeigu ir krisim, kaip elgsiuos ar ne su savo pozicijomis, bet begai, kuriuos užsipirkau, altcoinai, kuriuos užsipirkau, yra pakankamai saugus. Jeigu ir gautumėm korekciją į apačią, tai long termo viskas gražu bus. Bet lipinau iš bearish rugpjūčio į bullish rugpjūtį ir sakau, visko remiuosi statistiką ir truputėlį ir fundamentalią analizę pasikapščiau, kas ką perka, tai ja, atrodo dabar taip. Tai vat, 4K, truputėlį dar nuimsim nuo Etherimo, bet oh boy, kiek mes vietos čia turim šone, ar ne? Vykliai. Iki 4,8, oh boy. Nu be abejo, esu labai excited, žinokit, labai excited. Jeigu norit būti pastoviai updatinti, jūs galit būti updatinti, bet prisiminkit, kad mes turim super didelės nuolaidas dabar prisijungti prie mūsų, ne, Discordo. Pirmą užsukite į Telegramą, ten skelbiam visas didžiausias mūsų ir naujausias naujienas. Ir taip pat dabar, jeigu užsuksite mūsų puslapį oskarastrading.lt, tai įrašę kodą 67, gausite labai didelę nuolaidą. Bet kuriai narystiai. Mėnuo, 3 mėnesiai, pusę metų, metai ir visam laikui. Ir šita nuolaida labai greitai pasibaigs, todėl pasinaudokit ją. Ir šitą nuolaidą prisitaikys jums ir kitom narystėm. Tai jeigu jums patiks, tai ką mes darom, tą kainą ir turėsit kitiem mėnesiam, ar ne? Jeigu mėnesį, pavyzdžiui, pasimsit, tai ir kitą mėnesį turėsit tą pačią kainą. Tai vat. Žodžiu, labai esu excited, net negaliu patikėti iš tikro. Nejaugi mes hitinsim šitą ir nuo šito galim toliau bouncint. Pagal paskutinės naujienas, nejaugi tai yra tai. Wow, labai esu excited, kad vasarą mes taip gausim viską. Čia vienas iš mūsų instruktorių irgi grupiai sakė, pavėluotai galim gauti vasarą, tai pavėluotai gausim ir altcoin season.
užmetam liuksą ant update, lauksiu, kad prisijungtumėt. Ta prasme, tikrai suma, kurią jūs sumokat, naudą, kurią jūs gaunat prisijungus. Tai vat, pasimatysim gal vakare, nežinau, padarysiu update, o jeigu ne, tai jau pirmadienį.